Labas rytas, chebra. Ką? Vėl darbuojamės. Iš ryto su kavyte. Labą. Į sveikatą. Pasikeitė darbas, tai ir pasikeitė rutina. Dabar jau pradėjau pirmą puodelį iš namų pasimti. Namuos pasidarau, į darbą atlėkiu ir jau gurkšnoju kavytę. Iš garažo išvažiuodamas. Pasikrovėm čia iš savo karjero skaldo stambę 120 ir važiuojame į Billingstadą. O iš tenės reikės vežti tą filmasę. Arba betoną, arba užkrėstą. Ne užkrėstą, bet užterštą. Su šiukšlėm. Arba bus molis. Tai va. Nu, šiandien važiuojamės biški. Šią savaitę važiuosiu. Ne su savo mašina. Dar kavytis. Čia šiaip, aišku, negaliu sakyti, čia svajonė mano mašina. Nu, kaip sakant, bet apie tokią norėjau. Tokią, šiaip svajonė. Šitą mašinėlę. Kamazas. Čia jau rimtesnis nei mano dujinis. Čia šitos mašinos vairuotojas išėjo atostogų 2 savaitėm dar. Tai sako valdžia, sako Raimundai, gal nori pavažiuoti, sako, su šita mašina. Sako, tai dujiniai biški mažiau darbo yra. Nu, yra to darbo, bet tipo šitą mašiną daugiau uždirbs firmai. Dar, sveikatą. Tai va, aišku, čia kažkas, kas jau Volvose gaudosi, jau supranta, kokia sėdenė, spalvos, ką jau reiškia. Aišku, visokių spalvų būna, bet dažniausiai jau tokios mašinos yra ir spalvotos viduj. Čiut, ne kaip įprastas. Aišku, ta įprasta irgi gali užsakyti, tai tau ten jis ją išpaišys kaip norėsi. Bet standartiškai šitos mašinos eina jau su ekstra išpaišymais. Nu, ne išpaišymais, bet pasiuvinėjimai, visokie lipdukai, ženkliukai. Tai vat. Ir sakau, gerai, sakau, galim pavažiuoti, sakau, šiaip, sakau, mano tokia mašina, sakau, yra kaip ir svajonių mašina. Sakau, su tokia norėčiau padirbėti. Jau kai darbinaus, buvau šnekėjęs, sakau, aišku, sakau, duoda, ką duoda, ateini dirbti, ant ko ateini, ant ko sudarei. Bet, sakau, būčiau labai patenkintas, jeigu kada nors ateityje ar taip, saulytė, išpultų šansas su tokia dirbti. Čiut didesnė. Nu, tai va, tai smagiau važiuojasi. Tik tais biški sudėtingiau ją yra išpilti. Aišku, kad tenais vietovė didelė, aikštelė didelė, gali daryti, ką nori, tenais išsipilti lengviau, bet kur yra ankšta vieta, mažai vietos, jau su ją yra biški ne kaip paprastai, ne kaip su mašinos prikabėlės zubrionak išsipilti.
kaip man iššūkiai patinka, tai o kodėl ne? Kodėl ne? Tai va. Dar tuo pačiu čia kažkuria video, kur buvo tas garažinis, kur garaže savo Audi ten stabdžius tvarkiau, tai dėl diagnostikos aš atrašau į komentarus tos, gal žmonės nemato ar nepraneša, nežinau, būna ir aš ne visus komentarus matau. Ir dėl diagnostikos, tai pas manęs ta diagnostika yra eCarSoft Pro. Sakant, čia senokai aš ją pirkau, tas labai senokai, jau kokia 4 metai tą diagnostiką pirkau. Aš šiaip turiu kompiuterį, notebook'e, VAG grupės, bet kai šeimoje buvo įsigytas mergaitė bembaliukas, tai reikėjo kažkokią tai diagnostiką. O pasikūrė ventiliatorius. Na tai pirkau, neatsimenu, du štukai 400 kronų išėjo, tuo metu tas kursas buvo geresnis. Nu, nelabai buvo, karočią 200 eurų, 220 eurų panašiai mokėjau. Bet ten viską diagnozuoja jau, ten visas, nu, ta prasme, visas mašinas. Ten tipo eina ir regeneracijas padaryti DPF filtrams, parametrus rodo, bet ten skirtingai, įdomiai. Kaip pavyzdžiui, BMW pasijungiai vienam BMW vienaip rodo, kitam BMW kitaip rodo, aišku, ten nuo komplektacijos. Bet, pavyzdžiui, Mersą pasijungi, jau vėl ten kitaip. Aišku, programos kitas pas mašinas. Aš nesu ten diagnostas, aš iš viso, kaip sakant, aš pirkau tik tam, kad nereikėtų su kiekvienu susišikimu, atsiprašant, varyti pas kažką mokėti pinigus. Nes čia pas mus vien tą diagnostiką padaryti juodai pas kažką nuvažiuoti 500 kronų. Tai, kaip sakant, 5 sykiai ir man jau atsipirko tas aparatas. Tai aš manau, vien dėl to. Ir pasiteisino, kaip sakant, nu, mano poreikiams tai teis per akis. Aš teis programavimais neužsiimu, DPF filtrų teis valymais neužsiimu. Nežinau, man teis giliai nelendu. Aš tik žiūrėjau, kad būtų skanuotų. Ir teis eitų teis matytus parametrus, teis vairo plonėlių, teis, nu, aš nesuprantu, teis tiksliai. Bet man buvo aktualu, kad tos ir BMW, ir kitas mašinas. Šiaip tai aš, kai savo Audi jau žiūriu, tai aš su kompu, su to laptopu, tai klaidas skaitau dažniausiai. tą pasijungiu, bet paskui pertikrinau su to. Tai pasižiūriu. Aišku, paskui tas YouTube visagalės kodus išmeta, paskui padėk kodus ir ieškai. Kas yra tai vat. Čia ar rekomenduočiau tą, čia kaip sakant, ne reklama, ar rekomenduočiau, ką žinau. Kaip sakant, mano vartojimui per akis ir tikrai jisai ten atlieka daugiau funkcijų, bet mano žinius per siaurus, per trumpus. Sveikatą, chebra. Sudedam laikus. Tai va, ar rekomenduoju, nežinau, kaip sakant, čia yra buvę pažįstamas nusipirko tą kompą, kaip tas iPadas tipo, su laidu, irgi viską diagnozuoja ir jisai tenis nepatenkintas jo, tai prie mašinos prisijungia, tą pačią mašiną jungia, vienas iki prisijungia, mato, kitas iki neprisijungia, nemato, tai pusė tų blokų nemato valdymo.
nežinau, tai mokėjo žymiai daugiau nei aš. Bet, aišku, jeigu rimtą diagnostiką užsiimtumei, tai turi pirkti ir rimtą aparatūrą, čia aš taip manau. O čia, kaip sakant, garaže pasavęs savo naudoms, tai čia, o Jėzau, per akis. Lendam į tunelį, kinukai į viršų. Jo, tai va. Tai, nežinau, tai tikiuosi atsakiau klausimą. Nes čia žmogus jau porą sykių rašė, kad buvo nematė mano komentarą, aš nežinau. Tai geriau, kaip sakant, per video pasakysiu, kad tipo ICR Soft Pro, jų yra kitokių. Nežinau, teis, kur jų pirkti yra, pas mus čia, Norvegijai. Pirkau aš parduotuvės. Tai man toksai valdymas, toksai biški keistas. Aišku, žiemą, kai šalta, automatiškai jie visi, kaip tai, pikseliai, kristalai, lėčiau eina. Aš negaliu nieko nei kritikuoti to aparato diagnostikos, nei girti, nes aš nesu diagnostikas, nesu teis. Aš, kaip sakant, aš tam dalykį nenusimanau, aš tik tais pasijungiu klaidas nuskaityti ir tiek, ir pažiūrėti, kam eina, pavyzdžiui, mano Audi eina kaladėlės atlaisvinti parkį, ranginį stabdį suspausti. Tai aišku, tas kaladėlis gali atleisti ir pasiėmęs akumuliatorių, pliusą minusą sumaišiai atsileidžia. Bet kam žaisti? Esu daręs į taip, aš su 6 Audi A6 esu daręs pošviui. Bet kombinuojate, paskui netyčia sutrumpinsi ar ką, geriau pasijungi kompo su kompu, ras patarėjai, tos kaladėlės ir viskas. Tai aš tiek ten naudoju. Dar kažkuriai mašinai kuro sistemą norinau, prapompavo. Vienoms eina, vienoms neina, aš irgi įdomiai. Gal, kaip sakant, kai nelabai moki, nelabai supranti, labai nesigilinu. Kaip sakant, nežinau ir nekišu nagų. Pažiūriu, ką suprantu, tą suprantu. Tai va, iš manęs toksai kompiuterastas, tai Dieve padėk. Jeigu geriau su manim nesusidėti dėl to dalyko. Jo, tai va. Tai gal, nepizdėlinam. Įsijungiam čia kalnų režimą, kad biški anglių duotų, nes esam biški nemažai krauti. Čia dabar įdomu, hebrai, kas čia per mašiną, kaip čia viskas yra. Parodysiu šiandien. Matysim, kaip kur būsim. Tai va. Gerai, lekiam tada į priekį, į tą Billingstadą. Žaliusis į viršų, saulikė jau tenais. Lekiam į rytus, link Oslo. Tai va, varom išsipilti. Ten nuvažiavę dar pauzę pasidarom, 15, kol jie ateis ir iš ten krausimės. Nežinau, ten dvi vietos yra, nežinau, nes apačia ir viršus, nežinau, kurioje vietoje išpilti reikės, viršuje ir apačioje. Ir nežinau, kur krausimės. Krausimės aš turiu apačioje. Čia praeitas iki buvau, tai mačiau, kad ten ruošia
apačioj ten krūvas krovė. Tai va, gerai, nepidėlinam, darbuojamės, varom į priekį. Nu va, kokia gerulė mašinukė. Dabar esam pasikrovę betoną. Nu čia toks ir betonas. Beton su moliu, bet skaitos betonas. O čia tas dišlius dragį vadinama krautas reikia išsitempti. Kai važiuoju krautas, čia gaunasi sąstatas 60 tonų. Čia priekabos ta šis irgi slenkasi, trumpinas, dabar ištempta ir iki pat galo. Gale dvi ašys irgi ištemptos į galą, kai tuščias sustumi į priekį. Tai va, tai po 22 metrai. Nematavau, kiek iš tikrųjų yra. Smagiai važiuojas tokia. Čia grubiai mano tokia svajonė. Nu, ne kaip svajonė, norėčiau tokią vairuoti. Tik gaila, kad tik savaitę tu turėsi. Smagiai. Išpilti. Priekabą išpilti ir lengva, bet mašiną čia jau reikia rakinti. Čia gaunasi šis vairuojama, šita vairuojasi, o čia abidvi varomos. Ta pilnai pasikelia, ta prisikelia. Ir abu tiltai varomi ir blokuojasi tarpusavį. Tai va. Bakas dienai neužtenka su tokiu svoriu važinėtis. Kas man patinka, tom 16-iniams Volvoms yra automatiškai priniaukti žibintai. Tai va, čia biškį jau bėgus, yra ta mašina jau nemažai, jau beveik 3 metai, 370 tūkstančių. Jau buferiai rūdelės, aišku, čia reikėtų pasidažnėti. Bet smagiai. Tai va. Aišku, lieti ratai. Tik tais čia protektoriaus biškį nėra. Čia kordas sveikas, dar laikys. Čia kažkur daugiau nusilupę yra. Bet laiko. Tai va. Tai tokia apžvalgėlė čia. 7,50, 22 metrai, 60 tonų bendras. Aišku, čia praeitas iki buvau krautas 70. Čia, kaip sakant, nepagavo, viskas gerai. Bet buvau 70 pasikrovęs bendro. Tai va. Tai ką, papauzuojam ir važiuosim išsikrauti, išsipilti. Ne išsikrauti, čia išpilti reikia. Čia krauti nereikia, čia tai reikia knopkes paspaudyti.
išpylėm. Dangčiai uždaryti, viskas uždaryta. Priekaba tuščia. Mašina tuščia. Važiuojam lauk iš tų tešlinių. Tai vat. Jo, yra čia biškai tokių niuansų, tokia priekaba dirbti, kaip sakant, yra vat, biškai, kaip sakant, treniruotė, kaip išpilinėti mašiną. Ir reikia stengtis kuo mažiau ant to dišliaus, ant dragės žemių. Nu, nieko tokio, eini nusivėlai. Bet neina kitaip, grinai švariai gal būtų, nes pas manęs tas gale buferis tas yra, tai jis remiasi apačioj tenis į rėmą toj, kur šlangas tenis eina, stumdosi pirmyn atgal. Tai vat, ir ten gali sulenkti. Dabar reikia dar kaip čia dabar padaryti geriau. Paspausti knopkę ir priekabos stabdį užtraukti ir atbulas važiuoti, atfiksuoji tą. O, stumi. Viskas. Priekabas sustumta, sutraukta, viskas. Kamera jau lauk jungiam. Ir važiuojam į priekį. Nu, dabar reikėtų kavos užsipilti. Ir kuro to pačio, jau čia kuras beveik toj lemputė užsidegs. Tai vat. Ir vat iš tokio karjerą, kur tešlyna yra, tai aš išvažinėju nepilnai, nu, nepakėlęs ašų, tiltų nepakeliu, kad biškį nusivalytų tie ratai ir paskui jau, kai iš karjerų išvažinėjau prie asfalto, pakeliu tiltus į viršų, kad magistralėse nesitaškytų. Tai vat. Tai ką, varom pasiimti kavos ir toliau darbuotis. Vėl važiuoju, pasikrauni betoną arba juodžemį tą filmastį vadinamą, kur iškasinėja statybvietėj ir išpili taip. Tai va, tai ką, varom kavos. Čia rausia. Ne pirmą mėnesį ir velniai žino, kada čia baigsis. Net neįsivaizduoju. Vis gilyn ir gilyn. Čia vakar sprogdino tas uolas. Tai nežinau, kiek čia dar važiuosim. Jau baiginėja. Dailinam. O, все. Signalas yra. Jungiam siurblius. Tempiam piltą į galą. Ir čia šiandien nebetvažiuosim, viskas. Ir čia biški išvažiavimai tokie. Čia mes pritrypiam iš statybvietės purvo, jau į vakarą šlavę. Pasižiūrim, ar dar lenda tiltas. Viskas. Все. Tai vat. Čia didelis objektas. Labai didelis.
Net neįsivaizduoju, kada čia bus pabaiga šito objekto. Čia vis vežam ir atvežam žvyro to, čia visokio stambios kaldos žvyro ir išvežam juodžemį, čia akmenys išvežam, o jezu, čia veiksmų vyksta. Pabaigos dar nesimato. Šalia tenis vėl tenis gręžia, vėl daužo, skalda tą uolas. Čia įdomiai, uola yra šalia, uolos tenis dar gilyn, tokį molį rausia lauk, nu įdomiai čia. Čia, kaip sakant, Norvegijos tokie yra, kaip ten skaitas, gruntos toksai reljefas po žemę. Tai va. Tai va, ką hebra, tai čia dabar jau pasikrovėm paskutinį krovinuką ir čia jau važiuojam link namų į garažą išsipilti ir darbai baigti bus. Tai čia tiek vat parodžiau su tokia neeilinė mašina. Aišku, kai kam gal yra pastoviai važiuoja, bet aš pavyzdžiui nevažiavęs anksčiau su tokio 16 Volvo MH16 750 arklių. Jo, tokiems svoriams čia reikia arklių, reikia. Įdavo į kalną ar tai kokia ankšta vieta į kalniai. Tie arkliai čia reikalingi. Šiam ton tai kaip sakant, ne šuns pipą rodyt. Atsiprašant. Čia jau reikia vežti. Nu. Tai va, dviratininkas turi o šaligatvį, galėtų važiuoti šaligatvį, nemaišyti kitiem. Ir pats saugiai važiuotų. O dabar va jisai ale sportininkas. Ir va, daro kamščius. Na, aišku, priekite autobus padarė kamštį. Iš galo dviratininkas daro kamštį. O čia važiuojam 25 greičiu. Ir aišku, 40 zona, bet toj bus 50 zona. Tai jis toliau 25 važiuoja ir man nei aplenkt nei ką. Lengvoji gal tik tai suradus prošvaistį aplenktų staigiai. Bet faktas, kad turi šaligatvis viskas. Ne, o jiems reikia keliu būtinai važiuoti. Nežinau, aš tai, būdamas dviratininku, tai savo saugumo dėliai važiuočiau geriau šaligatviu, ne kelkraščiu. O čia dabar tas atkarpa didesnė buvo, bet aš nespėju su tokiu svoriu. Ir dar biškį jam užkišė, tai išėjau Mosakos rankom. Tai didžiausias brigadyrius, viršininkas. Norvegijoje yra sakoma, kad žemė sutverta visiems. Tipo kantrybės, nuolankumo reikia čia dviratininkų, pėstiesiems. Bet man tai pikta yra, kad ženklas. Va čia buvo dviratininkų ir pėsčiųjų takas yra. O jisai važiuoja keliu. Kodėl jį nebaudžia? Turėtų bausti. Geriau policija nubaus tą, kuris ten viršyje 5 km/h greitį. Bet tas, kuris daro kliūtis kelyje, to nebaudžia. O, užbambėjau. Pasitraukė pagaliau. Na jo, sportininkas. Jo, tai ką, hebra. Darbai baigti čia jau. Čia dabar nieko čia įdomaus. Tokia rutina. Tai dėkui, kad žiūrėjot ir susimatysim kitą kartą. Iki.